pažeidžiant daugumoje, bet ir be jų yra pajėgių žaidėjų. Štai čia dabar matome ataką kraštu. Hudakas, Klineckis, numeta ritulį arčiau. Čia pavojus prie Duvės vartų ir karšta. Karšta prie Airvilo Energijos. Nepavyksta išmesti ritulio iš zonos. Kauniečių ataka ir išorinė tinklo pusė. Suprantama, kad motivacija yra milžiniška savo arenoje. Lietuvos čempionai yra pasiruošę. Įvartis. Pirmasis įvartis krenta į vartus. Dar iki taurės, Lietuvos nugalėtojų taurės yra toli. Čia dar vienas šansas buvo. Ir jau greitai šauna į priekį. Ugnius Čižas. 1-1 iššoko ir neįveikė Pisare. Komandoje šį kartą jie yra priešingose barikadų pusėse. Kumeliauskas. Link Krasilnikovas siunčiamas tolys. Vėl sėkmingai sužaista. Bendžius. Bendžius atakos Maigalyje. Ir ką ir minėjau. Aivaras Bendžius. Dabar tolimas perdavimas ir jau Elektrėniškio ataka. Krasilnikovas. Ir skuba į priekį dabar jau Filipas Hudakas. Na, 3-0. Kaip kitaip? Kaip kitaip? Tadas Kumeliauskas. Rumševičius. Metimas virpsto. Buvo. Vėl šansas. Kaunas City komandos ataka. Verenis. Vienam sunku bus tarp dviejų varžovų. Patyręs Verenis gražiai dengia. Kol kas neįmušė nė vieno įvarčio. Rušnikovas suklysta ir čia galimybė ir Karolis Krasilnikovas muša įvartį. Na, viskas prasidėjo nuo klaidos. Vidurio zonoje gerai šį kartą žaidžia. Šeimininkų žaidėjas Paulius Grybauskas ir Tombekus, kai grįžta į rungtynes ir iš atrodo 3-4 įvarčių deficito. Greit perimtas ritulys. Šalia Donatas Kumeliauskas. Verenis išlaiko ritulį, išlaiko jį, smūgis į vartų. Vėl Grybauskas tenkėsi pasiekti ritulį, o čia jau greita Airvilo Energijos ataka. Elektrėniškiai yra tituluočiausia Lietuvos komanda ir ilgus metus Energijos. Ir dar vienas įvartis. Paulius Grybauskas. Na, manau, kad kalbant apie... Rušnikovas. Jo perdavimas. Čia nepavyksta vartinktinėje, jis jau spėjo debiutuoti. Čia graži ataka ir Airvilo Energija. Kauniečiai kontroliuoja tvirtai. Oho, Bendžius, ką jis daro? Kaunas City ekipa. Rušnikovas iškart šoka pro vartelius, bėga ant ledo ir... Na, dažnai pastaruoju metu komandos pažydžia taisyklių. Galingas smūgis. Taigi dar kiek daugiau neminta laiko. Turi vienų žaidėjų daugiau. Gusevo metimas ir ritulys vartuose. Čia pataiso. Kaip sakoma, pusėje prognozuojant visą seriją. Populiariausias galbūt buvo 4-1 rezultatas, kai kurie 4-2, net buvo drąsuolių, kurie prognozavo 4-0. Tačiau taip tikrai nebus. Bet taip, šiandien intrigos nebuvo, galima sakyti taip, dabar jau rezumuojant. Čia jau į vartininkai važiuoja. Ir vėl Airis iš savosios zonos. Tadas Kumeliauskas, kairiuoju kraštu. Ir čia penketukas, broliai Kumeliauskai, Laimutis. Trečiosios bei ketvirtos serijos rungtynės vyks, kaip minėjau, Elektrėnuose kovo 8 ir kovo